Kadangi žmogaus protas susideda iš dviejų segmentų arba iš dviejų dalių, yra pasąmonė ir sąmonė. Pasąmonė yra kaip biblioteka. Įsivaizduojat, didelė, gražiai, ten tiek daug visko prikaupta, sudėta. Patirtis, įspūdžiai, jausmai, mintys, lytėjimas, skonis, prisiminimai, viskas ten. Kaip žurnalai, kaip knygos, kaip tomai, kaip žemėlapiai, viskas yra ten. Sąmonė yra bibliotekininkas. Jis rūšiuoja tą informaciją. Jis žino, kur kas yra sudėta. Bet kaip ir bibliotekininkas bibliotekai kartais į tam tikrus skyrius neužsuka, nes nėra poreikio. Tai štai, kai dirbu su vidiniu konfliktu, žmogaus vidiniu konfliktu, kuris savyje neretai turi bet kažkodėl, bet kažkas, bet kažkur, mes ir prašom bibliotekininko pagalbos, kad jis padėtų nueiti į tas bibliotekos dalis, kur yra informacija ir kuri atsakytų, iš ko susideda tas kažkas, kažkur, kažkaip. Štai pavyzdžiui, vienas iš vidinių konfliktų. Norėčiau atviriau reikšti mintis, bet kažkodėl bijau. Tai baimė nėra problema. Tas kažkodėl galėtų būti nenoras būti pasmerktam, atstumtam, nepripažintam, suvaržytam, apribotam. Kai mes gaunam tą informaciją, iš ko susideda tas kažkas, kažkur, kažkodėl, mūsų konfliktas įgauna visai kitą svorį. Kaip skambėtų dabar. Nereiškiu atviriau savo minčių ir jausmų, nes nenoriu būti suvaržytas, nes nenoriu būti užspaustas, nesuprastas, pasmerktas, galbūt išjuoktas. Ir tai duoda galimybę kitaip tą konfliktą spręsti. Jaučiat skirtumą, kur spręsti? Kažkas, kažkur, kažkodėl ir nenoras būti išjuoktam, pasmerktam ir suvaržytam. Kai daugiau žinai, lengviau ir spręsti. Iš ko susideda tas nenoras, kodėl kilo tas nenoras, kaip tą nenorą galima būtų kažkuom pakeisti, arba ką galima būtų padaryti, kad tai žmogaus jau nebetrikdytų, kad jam būtų nesvarbu. Pasmerks, nepasmerks, išjuoks, neišjuoks, jeigu žmogus išreikš savo mintis. Tai atrasti tą kažkodėl yra svarbu, nes tai padeda mums ieškoti naujų resursų, spręsti mūsų problemas.